Sveiki! Šiame mokomajame vaizdo įraše kalbėsime apie darbą su formomis dirbant ties pirkimais. Taigi, visų pirma, turime susipažinti, kaip rasti norimą informaciją, ar tai būtų užsakymas, tiekėjas ar prekė. Kaip pavyzdį naudosime prekių lentelę. Kad surasti prekių lentelę, pradiniame lange, kairėje pusėje, tarp modulių susiraskime modulį atsargos ir jį spustelkime. Paspaudę ant modulio pavadinimo patenkame į atsargų modulį. Mums tai indikuoja šis užrašas viršuje. Dabar tarp kodifikatorių turėtume susirasti AL32 prekių lentelės formą. Radę šią formą, spustelkime ant jos. Tai mus turėtų nukelti į naują langą, kuriame matome lentelę su daugybė prekių įrašų. Kiekviena eilutė rodo naują prekę. Eilučių skaičius, kuris matomas viename puslapyje, gali būti matomas langelyje apačioje dešinėje pusėje. Šis skaičius gali būti pakeistas paspaudus šį langelį ir pasirenkant naują skaičių. Štai dabar prekių lentelės puslapyje matome 40 prekių. Tuo tarpu stulpeliuose galime rasti įvairią informaciją apie prekę. Pavyzdžiui, prekės kodas, prekės barkodas, prekės pavadinimas, prekės pardavimo kaina su PVM ir taip toliau. Šiuos stulpelius galime susidėlioti patys, naudodami grotelių ženklą apačioje kairėje pusėje. Paspaudę šį mygtuką atveriame naują langą, kuris suskirstytas į dvi skiltis. Kairėje skiltyje matome stulpelius, kurie yra rodomi prekių lentelėje, o dešinėje stulpeliai, kurie yra paslėpti ar nematomi. Pavyzdžiui, jeigu norėtume matyti prekės brendą prekių lentelėje, dešinėje skiltyje mums reikia rasti brendo laukelį ir paspausti ant jo. Paspaudę, matome, kad brendas yra pasirinktas, tada galime spausti rodyklę į kairę, kad perkelti brendą į matomų laukelių skiltį kairėje. Jeigu brendas yra mums svarbi informacija ir norėtume šį stulpelį patraukti arčiau kairės pusės prekių lentelėje, galime vėl pasirinkti brendą, spustelėję ant jo. Tuomet spausti rodyklę į viršų, kad keisti stulpelių eiliškumą. Šiuo atveju padėsime brendą iš karto po pavadinimo. Taigi, pakeitę prekių lentelės stulpelius pagal savo norus, viršuje kairėje pusėje spaudžiame išsaugoti. Paspaudę šį mygtuką pakeičiame prekių lentelę ir grįžome į atnaujintą prekių lentelės formą. Dabar, jei ieškome tam tikros prekės, galime atlikti paiešką pagal skirtingus kriterijus. Šiuos kriterijus galite pasirinkti lange esančiame kairėje pusėje prie paieška pagal užrašą. Taip pat paiešką galime atlikti pagal kelis kriterijus vienu metu. Paspaudę mėlynas rodykles rodančias į apačią ir tuomet spaudžiant žalią pliusiuką galime pridėti naujus paieškos kriterijus, taip sudarant naujas paieškas ir galime greičiau rasti norimas prekes. Kai baigiame darbą su forma, galime spausti mygtuką uždaryti, esantį viršuje dešinėje pusėje. Jį paspaudę grįžtame į pradinį langą. Šiame trumpame mokomajame vaizdo įraše aptarėme darbą su formomis pagrindus. Ačiū už dėmesį ir lauksime jūsų sekančiuose vaizdo įrašuose.